Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje veiks tarpdisciplininio meno centras, kuriame mokysis 5-8 klasių mokiniai įvairių dalykų, įvairių disciplinų per šiuolaikinės medijas ir tarpdisciplininį meną. Tarpdisciplininio meno centro stiprioji pusė – žmogiškieji ištekliai, profesionalūs menininkai, stambūs socialiniai partneriai kaip Vilniaus dailės akademija, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, nepatogus kinas. Sveiki, esu Liudas Andrikis, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius. Labai džiaugiuosi užsimezgusią dar vieną partnerystę su Kretingos Simono Daukanto progimnazija ir džiaugiuosi, kad yra tokia iniciatyva kurti šiuolaikinio meno, tarpdisciplininio meno centrą mokykloje. Ir smagu, kad galėsime bendradarbiauti ir keistis turiniu. Su Kretingos Simono Daukanto progimnazija įgyvendinsime autentišką priemonę pasaulio kalbanti kultūra. Tai ši priemonė, šis bendradarbiavimas grįstas tuom, jog į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro meno rezidencijų programą atvyksta menininkai, kūrėjai iš viso pasaulio. Ir šie kūrėjai atvyks į mokyklą dalintis savo kūrybą, patirtimis ir tai plės vaikų akiratį. Ir tai yra unikali priemonė, kokios nėra visoje Lietuvoje. Bus įkurta fotolaboratorija, kurioje mokiniai per eksperimentinį vaizdą atliks užduotis. Džiaugiuosi, jog prisidedu prie šio ugdymo turinio kūrimo šiam tarpdisciplininio meno centrui. Judesio ir pojūčio erdvė suteiks vaikams pasitikėjimą savimi, atvers duris į meno pasaulį ir tvirtai tikiu, kad išugdys visapusišką asmenybę. Čia bus judesio ir pojūčio erdvė, kurioje mokiniai mokysis ir eksperimentuos per šokį. Tarpdisciplininio meno centrų idėjas ir priemonės neperkame, o kuriame patys, pasitelkdami profesionalaus meno pagalbą. Aš manau, kad yra be galo svarbu edukatoriui, kultūros vadybininkui, tokiam kaip aš, nuoseklus bendradarbiavimas su mokytojais, todėl kad aš kaip edukatorė gerai suprasti galiu vizualiuosius menus, turinį, meno objektus, koncepcijas, tačiau geriausiai tik mokytojas supranta formalaus ugdymo turinį, kuris gali būti integruotas. Ir per tai tiesiog naujinti ir visiškai kitaip pateikti mokiniams mokymasi ir mokymosi galimybės. Šiuolaikinis menas ir tarpdisciplina, jinai apima be galo didelį spektrą. Ir pirmiausiai tai kalba apie labai aktualias temas, kurios svarbios šiai dienai. Be to, daugelis menininkų dirba, sakyčiau, netgi tiriamąjį darbą, todėl mokslas ir menas, tas sąlytis yra labai aiškus ir gilus, o ribos jos kaip ir praktiškai išnyksta. Čia veiks garso įrašų studija ir bus įkurtas mokyklos radijas. Tikiu, kad tarpdisciplininio meno centre mokiniai patirs didesnį mokymosi džiaugsmą ir lengvai įsisavins ugdymo turinį.